išvados, kad žmogaus sveikata priklauso ne tik nuo stuburo, bet ir nuo pačio jo gyvenimo būdo. Neveltui rytiečiai sakydavo, kad liga tai yra būsena, kurią įveda pats žmogus. Va šitą mes kol neatsikratysim šito įvaizdžio, kad ligas turi gydyti vaistai, daktarai, chirurgai, tol mes niekada ir nepakysim. Aš pas turėjau nemažai problemų su sveikata, kadangi ir gavau didžiulį radiacijos apšvitinimą, ir Černobylis, ir kitos vietos. Ir pasirodo, kad yra metodai žmogaus galimybės, kurias mes šiandienai mažai išnaudojam arba neįvertinam. Vienas dalykas tai yra gydymas, taip. Ir aš susidūriau su tokiom problemom, kaip sakau, kartais metu pagaliuką ir į savo, ir į medikų pusę. To žinios ne visiems skleidžiamos atvirai. Ir va tas žinių stoka, informacijos stoka, šiandieną viena iš priežasčių, kodėl mes sergame. Ar galima šiandieną klausimą užduočiau gyventi be vaistų? Kaipgi gyvens tiek daug vaistinių, ne. Teisingai, o kas vaistinės išlaikys? Daugu? Teisingai. O antras klausimas, ar galima valgyti taip, kad mūsų maistas būtų kaip vaistas? Sutinkat su tuo? Mėlyje, susidūriau su tokia dilema šiandienai. Tai yra dėl ko šiandienai tiek daug prie visų vaistinių, o ligų skaičius nei kiek nesumažėjo. Ir dar reklama, dar daugiau. Reklama taip, reklama žinom visi, kad neša 30% pelno nuo reklamos. Apie vaistus ypatingai daug. Nu, todėl, kad vaistininkai kiekvieną kampą tai reklamos reikia. Dabar kas verčia žmonės pirkti vaistus? Gydytojai. Tuomet leiskit paklausyti, kas jūsų kūno šeimininkas? Gydytojams. Vat kai mane viena moteriškė atėjo, sakau, gerit vaistus, geriau nuo spaudimo. Kiek laiko? 10 metų. O spaudimas sumažėjo? Ne. Tai kodėl gerit? Tai ką daktaras sakė. Tuomet leiskit, sakau, paklausti, kas jūsų kūno šeimininkas? Daktaras ar jūs pati? Vat ir iškilo klausimas. Tai ko klausyti tuomet? Šiandien tikrai informacijos labai daug. Televizija, kompiuteriai, spauda, kur tik tai norit. Knygos, literatūra. Matot, kiekvienas žmogus yra individualus. Ir ta, kas tiko jaunukui, netinkame jaunutei. Mes paprastai dar mūsų mąstymui, aha, padėjau, ten tą žolelį padėjau nuo širdies, tai tuomet ir tą aš gersiu, kadangi masų širdį. Bet niekada mes neatkreipiam dėmesį arba nenorim, kaip sakoma, įsiklausyti vieną iš gamtos ir visatos dėsnių. Dar savo laiku Hipokratas yra puikiai pasakęs, kiekvienos ligos pagrindas yra priežastis, kurios nepakeis jokie vaistai. Šiandieną mes antrą eilutės dalį turbūt nubraukėme ir viską bandome spręsti vaistų pagalbą. Nu, vaistas, taip pat žolelės irgi galim skaityti vaistas. Galim skaityti cheminis vaistas, galim skaityti, kad suvalgėm su kokiais 10 maisto produktų. Yra žmogaus tokia viena bendra savybė. Vat ir savo praktikos turiu, kadangi ateina šeimos klinikoje, ateina žmonės iš tų vadau bomžų kategorijų. Ir žinot, kaip nekeista, jų imuninė sistema ne pas vieną turbūt tokios nebus, kaip pas juos. Nors jie maitinasi iš konteinerių. Dėl ko taip yra? Pasirodo, kuo organizmas gauna daugiau nuodų, vadinkime, tuo jo organizmas stiprina imuninę sistemą. Ir vat iš tai iškyla klausimas, kodėl šlapimas gydo, urinų terapija. Visi žinom, kad tai yra nuodas. Tačiau į tam tikrą zoną papuolęs nuodas, jis papuola ten, kai yra uždegiminis procesas,
Visuomet organizmas sumet visas gynybinės pajėgas siunčia būtent į ją. Ir už tai atsiranda teigiamas poveikis. Jeigu mes šiandieną priskaičiuojame apie 10 000 ligų pavadinimų, tai jiem priskiriame apie 100 000 vaistų pavadinimų. Tai vat matome, ką mes šiandieną turime. Reiškia, jeigu tas vaistas nepadėjo, duosim kitą. Tas nepadėjo, duosim trečią. Tačiau šalutinių poveikį, kaip pasiskaitot, kiek jau tie yra to šalutinių poveikio to vaistų, tai turbūt 3 tik daugiau šalutinių negu teigiamų. Kodėl taip yra? Labai dažnai pas mus toksai dar tartum žmonėm įkalta nuostata. Vaistai nuo širdies, vaistai nuo kepenų, vaistai nuo tulžies, vaistai dar nuo kažko tai. Tartume žmogų išdalinome dalimis. Labai gražiai čia buvo, kada delegacija Japonijos Kauno klinikose ir pamatė užrašą ant durų. Klausė, kas čia parašyta. Sakom, gydytojas serga. Mylėjai, aš pas tokį gydytoją, sako, niekada neeičiau. Kaip jis gali tik gydyti kitus, jeigu jis su savo problemom nesusitvarko? Taip. Šiandien pagal profesijas sergamumas koks didžiausias? Sportininkai ir medikai. Kaip nekeista, sportininkai ir medikai, kurie atrodo turėtų judėti, mankštintis ir sveikai gyventi, šiandieną vieni sveikatą praranda per medalius vadinamus iškovojimus, naudodama įvairias priemonės, cheminės ir panašiai. Medikai atsiduodami žmogui viską, kaip sakydavo, myli, žmogui, sako, savo priežiūrai, savo kūno priežiūrai nebelieka laiko. Dažnai vat ir paminiu tokį tartum faktą, moterys dažniausiai tai ateina. Dėl ko atsirado problemos sveikatoje? Kad neturėjau laikų. Taip, sakau, myliu vyrą, myliu puodus, myliu vaikus, myliu tėvynę. O kada save mylėsit? Neliko laikų. Vat ir atsiranda pas mus problemos tokios. Ir mano turbūt, kas skaitėt ir žurnale buvo straipsnis, mylėdamas save, tu būsi laimingas. Ne veltui turbūt ir mūsų Biblijos rašte rašoma, kad mylėk savo artimą kaip pat save. A jūsų pats artimiausias dalykas tai jūsų kūnas. Kaip jūs įmylite, tokį ir turit. Arba kaip tai galima išreikšti trumpai drūtai, kokios statybinės medžiagos toks ir rūmas. O statybinių medžiagų fabrikėlis tai va mūsų vidaus organai. Netgi, mėlyjei, visi stuburo iškrypimai, kur aš daug metų, kaip sakoma, tiesinau, lyginau, pasirodo beverčiai. Kol nepašalintos buvo stuburo krypimų priežastys. O 50-60% priežasčių yra mūsų vidaus organų priežastys. Gerbiami kolegos ir medikai, turbūt net ne visi žinome, kad raiščių, vidaus organų raiščių žemėlapių kaip po to, ko neturime. Juk mūsų vidaus organai nesitabaluoja, kur kas aukia grubiais reiškiais. Kiekvienas yra prijungtas prie diafragmos tam tikrais raiščiais. Ir užtenka pažeisti vieną iš raiščių, kai diafragma deformuojasi ir iškreipia visų kitų raiščių struktūrą. Toksai mokslas kaip biomechanika, tai viena iš pagrindų, kurias turėtų žinoti visi medikai. Bet jie biomechanika pas mus tik tai moko kur? Sporto įstaigos, kada koks procesas vyksta, kada mes traukiam koją, ranką, galvą ir panašiai. Reiškia, žmogus sukurtas judėjimui. Didžioji dalis šiandien jėgos priežasčių atsiranda dėl judėjimo stokos. Kodėl koks procesas vyksta, kada žmogus juda? Visų pirma, tai turbūt žinome. Paprastas pavyzdys. Sako, skauda visą, va tenas pavaikščiau ilgiau po mišką, bulves pakasiau, tai po bulvekasių skauda visus raumenis. O kodėl juos skauda? Ką reikėtų daryti, kad neskaudėtų? Jūs kiekvieną dieną bulvių nekasat. Jūs pirmiausia turite išmokti suteikti
pirmąją greitąją pagalbą. Jeigu jūs retai judate, reiškia jūsų raumenyse įskirta pieno rūgštis, šlapimo rūgštis. Jos atitinkamai sąlygoja tai, kai jūs suardytų šitos rūgštys jūsų visam mikroorganizmus esančius jūsų raumenyse. Ta rūgštis, kuris suardo kiaušinėlius ir tokiu būdu jūs parazitų savo kūne nebeturėsite. Vat ką reiškia judėjimas. Ką reiškia judėjimas? Judėti turime daug ir kiekvieną dieną. Man gaila tų mergaičių ir moterų, kurios šiandieną po 10-12 valandų prasėdi prie kompiuterių ir tose kasose, Maksimos ir kitų, bandžiausia mūsų gerbiamus Rakauskų mūsų senukų, net ir tualetą jos negali išeiti per tą 10-12 valandų. Tai įsivaizduokit, kokias bus po 20, po 15 metų, kokia jų bus sveikata. Juk mes turim suvokti tokią bendrą žmogišką savybę ir ne tik žmogaus, bet ir visų gyvūnų. Nejudamas organas atrofuojasi. Kodėl atrofuojasi? Už tai, kad mūsų organizmas turi savybę taupyti energiją. Jeigu jūs ilgai sėdite ir sėdite, reiškia, kad organizmas supranta, kad jums kojos nereikalingos. Jos nereikalingos, jums nereikia duoti energijos. Ir tuomet viskas. Visi tarpai tarp sąnarių užpildomi kremzliniais audiniais arba deriniais. O paskui sako, atsistojus negaliu susilenkuoju. Lygiai tas pats su mūsų atmintim. Dauguma žmonių ieško vaistų nuo atminties. Kaip ir nuo sąnarių. Nėra, mėlyjei, tokių vaistų. Paklauskite dabar daugybos lentelę, net ir mūsų senoliai prisimena. Puikiausia gali skaičiuoti mintinai iki 100. Ar mes šiandien mokomės eilėraščius? Tai viena iš atminties lavinimų formų. Skaičiuokime viską mintinai. Nemažai metų praleidau karinės medicinos struktūrose. Pas mus buvo privalomas skaičiavimas iki 1000 mintinai. Tai yra metodika, kada skaičiuoja ne sąmonė, o pasąmonė. Tačiau, kad atjungt sąmonę, nereikia ten alkoholio, nereikia nikotino, nereikia dar kažko tai. Yra specialūs pratimai arba meditacijos formos, kada mes galime šitą dalyką atlikti. Aš dažnai stovyklose, kada daug laiko yra, parodau. Bet kad žmonės šiandienai, kaip pasakyčiau, mieliau draugauja su meilužiu tinginiu negu su savo organizmu. Žinodami tokią bendrą taisyklę, kad nenaudojamas organas atrofuojasi, šiandienai vaistų dėka mes atrofuojame didžiąją dalį organų. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus vadinamas yra cukrinis diabetas, mūsų oficialioje medicina šiandieną cukrinį diabetą priskiria, priskaitykime, prie tokių ligų kaip onkologija. Tačiau jeigu aš pasakau, kad galima cukrinį diabetą 99% sutvarkyti, pagydyti ir jokio insulino leisti nereikia, jeigu mes insulino dėka nesuardėme arba neatimėme iš kasos darbų. Jeigu mes duodame gatavą ir gatavą, organizmas supranta. Vat aš turėjau pavyzdį labai gražų, mamytė viena labai mylėjo savo mergaitę, vienturtę, ir prisiklausysi reklamos, kad reikia vitaminų, polivitaminų, tik vitaminų. Ir bus organizmas sveikas ir viskas problemų neturės. Taip, buvo maitinama šitais žirniukais, vitaminais ir panašiai. Kai atėjo vaikas į mokyklą, reikėjo suvalgyti morką, jam pakilo temperatūra. Jis nepažino, jo organizmas, kas tai yra vaisius, kas tai yra daržovė. Nes jis viską gavo gatavų. Ta pirmą variantą taip patyrė kosmonautai. Kada jie vežėsi vadinamas piliulės, kuriuose buvo viskas, kas atrodo reikia žmogui. O kada skrandis, neturėdamas darbo, pradėjo graužti pat savo sienelės, o tuomet pajuto, kad reikia vežtis ir vaisčiuko šlaunelę ir dar kažką tai. Mes negalime iš organizmo atimti tokios savybės, to organų, jie visi tarpusavį glaudžiai surišti.
Ir negalime taip išskirti vieną, kuris organas, kad ten širdis skauda ar dar ko nors kepenis skauda. Jeigu pokyčiai viename organe, visuomet yra porinis organas. Visi mes turim porinius organus. Matom, motina gamta labai tobulai žmogus surėdė. Jam nieko nereikalingo, kaip sakau, negražaus nedavė. Porinis organas, ką turim? Dvi akis, dvi ausis, dvi rankas, dvi kojas, du inkstai, Dvi širdis. plaučiai. O dabar vidaus organai taip pat pasirodo turi savo porą. Širdis, blužnis. Kodėl porinis organas duotas? Už tai, kai jis laikinai galėtų pavaduoti išrikiuotis išėjusi vieną iš organų. Blužnis širdis. Angina. Šiandien mokslas pripažino, kad angina yra imuninės sistemos centras. Jau dabar sustojom operuoti, taip staigiai kaip anksčiau darydavom. Angina, apendicitas. Taip, mėlyjei. Angina išpjovė apendicito lauko operacijos, nes jis dirba perkrovos režimo. Jei apendicitą išpjovė, Tuomet anginos lauko problemos. O jeigu abudu pašalinti, reiškia žmogus imuninės sistemų 100% niekada jau nebeturės. Ačiū, pasakykim, gerbėmiem kolegom chirurgam, kurie pasiskubino. Kaip sakau, kiekviena liga, kokia jinai bebūtų, ji niekad neteina per dieną, per dvi, per savaitę. Pavyzdžiui, moters krūties vėžys per 7 metus. Jau prieš 7 metus šiandien galima pilnai diagnozuoti, kas vaikų laukia. O laukia tragiškai dienai Lietuvoje, kas 6 moteris, kaip diagnozavom, kas 6 moteris turim krūtų problemas. Kas antra iš jų turim onkologiją. Nors nenoriu gazdyti, tai taip yra. 50% moterų krūtų onkologijos priežastis liemenėlis. Kaip nekeista, mielosios, liemenėlis. nenešiokit jų. Ne, tai nereiškia, kad nenešiokite. Visų pirma, mielosios, jau dabar truputį nukrypsiu nuo pagrindinės temos. Bet kadangi šiandien dienai susiduriu tikrai su moterų šitai problemai, labai dažnai ateina, kad galima būtų padėti. Padėti pagalba yra tokia pirmoji eilė. Nebuvo šalintos priežastys, dėl kurių susiformavo toks dalykas. Čia prieš kokius turbūt 3-4 metus buvo Maskvoje, buvo tarptautinė konferencija. Ir ten labai gražiai vienas iš profesorių parodė, kokią šiandien dieną moterys myli savo organų dalis, tokias kaip krūtis. Jeigu, sako, mes šiandien įkišome į sintetinius maišelius, apraizgim plieninėm vėlom, į tegu mirksta savo sultyse. Taip ir yra turbūt, ne? Visų pirma, pažeidžiama kraujotaka, vienas dalykas. Plieninės vėlos duoda energetikai, turbūt žinot, ką tai reiškia sudaryti energetinį žiedą apie kiekvieną organą. Jau čia turbūt jis moko, ne? Lygiai tas pats apie stuburą, lygiai tas pats metalinės saktys, kokią daro žalą mūsų sveikatai. Net galiu pademonstruoti kai kuriuos elementus, kur žmonės tiesiog nustebė, kaip atrodo, o tas įsivėrio papuošalą čia ir dabar aš graži. Tačiau jūs nežino, kad 30% prarandat savo energijos. Net 30%. Lygiai tas pats, kaip žmonės šiandien dienai nežino, ką tai reiškia stuburo iškrypimai. Labai dažnai parodo, pas mus žmonės dažnai ateina su problemom, kurias sunkiai pakelia ranką. Mes gydome ranką, mėlėjai, ne ranką gydyti reikia. Bet priežastį šalyti, kodėl ko ta ranka šiandien dienai nepakyla. Viena iš jų tai yra kokia, kad mes labai nesimetriškai gyvename. Mūsų kūnas turi būti simetrijoje. Va ta asimetrija šiandien dienai žmonės ir padarė tokiais,
kada formuojasi įvairūs negalavimai, įvairios ligos. Vien tik tai žmogaus laikysena gali pasakyti arba išduoti jo problemas. Kaip sakau, visuomet prieš kabinetą pasilieku 5 metrus įėjimą, kas pas mane buvo kabinete, žinau. Žmogus eina ir puikiai matau, kokia jo eisena. Jau parodo jo eisena, jo pečių būsena, kaklo, veido raukšlės, rankos, kojos. Jau galiu skaityti, kokią 60% jūsų negalavimų galiu pasakyti iš karto. Žmogus yra tartum didžiulė knyga. Tik ją išmoks skaityti. Jau aš beveik 30 metų, kaip perėjau iš oficialios vadinamos medicinos į liaudies mediciną, netradicinę mediciną. Ir šiandien puikiai matau, kad galima išgyventi tikrai be jokių cheminių vaistų. Bet tik ne lietuviams. Nustebsit kodėl? Už tai, kad analizavau, kai grįžau čia į Lietuvą ir analizavau ligų priežastis. Tai žinau, kiek lietuvių užduoda kartais neloginį klausimą, ar nori pasveikti? Ne visi. Ne. Ir žinau, tiek apie 30% lietuvių pasveikti nenori. Taip. O dėl ko nenori? Kai pasakau jos ligos priežastis, jeigu jas reiks keisti, tai iš karto atsiranda klausimai. O, aš tokių sąlygų neturiu, aš tam laiko neturiu, mano įsitikinimai neleidžia. Vyras kaltas, uošvienė kalta, oras kaltas. Tik ne. Vienas žodžiu tiek susako, tik ne aš. Aš tartum šventas. Vadėl sakau, liga tai yra būsena, kurią įveda pats žmogus. Ir kol mes nesuvoksim, nekeisim savo gyvenimo būdų, nesivadovausim vadinamos gamtos ir visatos dėsniais, mes niekada nepasveiksime. Ir niekada nepasveiksime tada, jeigu mes kūną išdalysime dalimis. Kiekvienas organas yra surištas vienas su kitu. Ir negalima jokių būdų išskirti vieną kūrinos organą. Kad jis yra sveikas, kitas jis sveikas. Žmogui, pavyzdžiui, skauda dantį. Mes ką to einam pas dantistą gydyti dantį. A kodėl jiems skauda tą dantį? Kur priežastis? Ar paklausit kas nors? Reikia eiti pas dantistą, mumi jau iš karto informacija įvesta į pasąmonę, kad reikia pakilti. Visų pirma, mėlėjai, danties skausmas tai yra kas? Signalas. Kalcio organizme sutrikimas. Imuninės sistemos sutrikimas. Arba mes sudarim palankias sąlygas mikroorganizmams daugytis mūsų burdos ertmėje. Kaip mes šiandien valgome? Vat labai gražiai pas mane viena moteriškė, šiaip tokį tartum pavyzdį daviau. Atėjau, aišku, ten turi virš 100 kilogramų ir taip toliau. Sakau, kiek tamstaus valgote kartų į dieną? Nu tai kaip? Galvo, kaip čia dabar pasakyti gerai. Gal visą dieną. Taip, vieną kartą, sako, turbūt valgau. Kai pradedu ryte, tai vakare pabaigiu. Pradėjom nuo kavutės ir skaičiuojam. Pyragaitės priešpiečiai, pietus kavutė, pyragaitės saldainukas, vakarė riekšutai prie televizoriaus dar kas nors ten visas padėta vaza su saldumynais, kanumynais ir dar prieš naktį piečiai. Nu vat, mėlėji, taip šiandien dieną mes ir gyvename. Valgom vieną kartą. Turbūt puikiai žinote, kad mūsų visi organai turi ritmą. Skrandis dirba savo ritmu, kepenys savo ritmu. Ir pats baisiausias dalykas, tai yra kas? Mūsų hipofizis, kuris dirba pagrindę tik tai naktį. Kuris įskiria hormoną melatoniną. O jo poveikis koks? Valdyti visus hormonus, kurie 40% valdo jūsų visos endokrinologinės sistemos veiklą.
Vat ne veltui mokslininkai matomai seniai žinojo, bet slėpiama buvo nuo visuomenės. Kodėl už naktinę pamainą mokėdavo daugiau. Pieną duodavo, dar kažką tai duodavo. Aš žmonėm nepažįstu, galvoju, nu ką, per naktį padirbau, aš dieną įsimiegosiu. Vėliai, organizmas melatoniną gamina tik tai tamsoje. Ir augimas, bet koks augimas, vyksta tik tamsoje. Jeigu mes tamsoje einame valgyti, reiškia, ką mes padarome? Turbūt žinome, kad virškinimui organizmui reikia apie 30% jūsų energijos. Hormonų gamyba duoda organizmui 40% visos energijos. Reiškia, tuo metu, kada mes valgome sutemus, mes tik 10% įsisaviname maistų. Kur 30 vyksta? Maitinam puvimo bakterijas. Ir šiandien 95% lietuvių turim vadinamą disbakteriozę. Visi vaikščiojam su išpūstais pilvelės ir nežinom, kur tais dujas dėti. Kadangi sėdim kolektyvę, negražu išleisti. Bet pigu tiem, kur artojus ten paskui šagrelį, paskui arkliuką eina ir pies, atsiprašant. O kas tai dujos, tai baisus nuodas, tai yra metanas ir amoniakas. Jeigu metano savybė suardyti visą B grupę vitaminų. B grupės vitaminų neturėdamas žmogus eina į depresiją, prieš depresinį būklį. Kodėl šiandien dieną tiek daug depresijos žmonių sergančių, mes jūs bandome vaistais antidepresantais, kurios priešame visam likusiam gyvenimui. Storio žarnyno niekas neįvertino veiklos. Nu, čia gal apie šitą truputį plačiau bus galima vėliau pakalbėti. Amoniako savybė, turbūt žinome, migdo gyvuliukus. Bet ir žmogaus organizmas, jeigu jūs jų neišleidote tų dujų, jūs niekur nedingo, suspaudėte raumenukus ir viskas į kraują, kadangi jūs tirpios kraujuje. Ir vaikso žmogus plėkma, be nuotaikos, be energijos. Tai jeigu žmogus pirstelėje, galima jį pagirti. Taip. Bet visų pirma, jis turi skrandį savo žarnyną tokią būklę laikyti, kad nereikia tų iš vis pirščioti. Kas tai yra tos laktobakterijos, bifidobakterijos, gerosios vadinamos mūsų? Be jų mūsų organizmas negali turėti imuninės sistemos, nes jos gamina ką? Jų išmatos, arba jų atliekos bakterijų yra vandenilio peroksidas. Tai mūsų pats didžiausias imuninės sistemos stiprintojas kovotojas su visam negalim. O kada vyrauja puvimo bakterijos, aišku. Antras dalykas, dėl ko šiandien dienai tokia problema pas žmonės su vidaus organais. Puvimo bakterijos gyvena ten, kur yra daug nesuvirškintų maistų. Reiškia mūsų pirmiausia visas virškinamasis traktas, kodėl aš tokį didžiulį dėmesį skiriu dabar virškinamam traktui ir visam vidaus organų masažui, kurio pas mus dėja medikai netgi nesrašo niekam, vidaus organų masažui. Kai yra puikiai išleistas vadovėlis, lietuvių kalba vidaus organų masažas. Gal, jeigu mes masažuosim vidaus organus, gal vaistų sumažės pirkimas žmonių. Bijoma gal šitų. Tai kaip vaistininkai gyvens, tūlių mažiau bus. Tai mane perkelė iš vieno punkto A į punktą B, turbūt. Netinkamas priešas. Buvau aš ten priešas, kadangi jie buvo pirmam aukšte, aš antram aukšte dirbau. Amžinasis į Filomeną Taudytį. Tai vat, mes su Filomena daug metų bendravom, draugavom, puikiai pažinom vienas kitą, man siūlė knygą rašyti, bet dėja, aš sakau, aš dar biskį nepribrendau iki jos žinių. Jūs esat kirvis, jūklas visiems tiem. Nu ką darysi, yra kaip yra, sakoma, nu, mūsų bendras tikslas turi būti padėti žmogui. Taip. Tiek medicina, liaudės medicina, tiek ir oficialioji medicina. Turbūt žinome puikiai, kad ši medicina, vadinama oficialiaja, tik 200 metų egzistuoja, kada mes pradėjom naudoti cheminius preparatus. Liaudės medicina gyvuoja jau daugiau 2-3 tūkstančiai metų.
Ir jis savo patirtį, milžinišką patirtį nešė per augalus, pratimus, vandenį, mitybą, judėjimą ir panašiai. Taip, kad matome šiandienai, turim atrinkti tai, kas buvo pasiekta mūsų senolių tūkstantmečius. Ir dadėti tai, ko šiandienai tikrai mes ne viską galime ir padaryti. Prašau, dideli pasiekimai ir neurochirurgijų, ir kojus, pirštus, rankas nupjautas prisilome, mikrochirurgai. Ir kad matome, mums reikalinga ir šitą sistemą. Reikalinga preparatai nuskausminimui ir panašiai. Bet tai ne tokiu mastu, kai mes šiandienai turime. O aš dirbau Anglijoje, mačiau kokią tenais problemą, kas buvo puikiai žinot. Susirgo, atėjo paracetamolį, atrodo kaip koks veiksmažodis. Kiek išeina iš kabineto žmonių, paklausiu, ką išrašė tą patį. Ir Norvegijoje tas pats, ir Airijoje panašiai tas pats. Airijoje tai dar gražiau. Mano pažįstamam kolegai pirštą įsivarė rakštį metalinę, guolis trūko. Tai pilna hipnozė, pilna narkozę davė. Va taip. Bet kadangi jam nereikia iš kišenių savo mokėti, tai ten jie atitinkamai suformina. Kažkam išėjo dėlį pelnas. Tai vat matome, kaip kitur. Da čia mes Lietuvoje dar tik tai turime džiaugtis. Kada mes dar turim tokias organizacijas, tokius žmonių susibūrimo vietas, kad mumi niekas nedraudžia, niekas nieko per daug nesako. Aišku, čia buvo vienu metu, čia buvo tokia nuostata, kad reikėtų visą šitą šamanizmą uždrausti. Nu, bet čia kaip čia uždrausti, kad net ir mūsų dalis seimūnų taip pat eina pas mūsų masažistus, eina pas žolininkus, kurie efektyviai padeda. Taip, kad matom, čia net viskas paprasta, kadangi jau su kiekvienais metais ir medikų, mūsų gerbiamų kolegų mąstymas taip pat keičia. Matome, sistema, ta, kuri buvo prieš tiek tai metų, šiandienai kinta ir tik tai labai jau apmaudu, kad jeigu pacientas paklausia, o kur priežastis mano ligos, kas atsakoma, dalis supyksta, kad tokius klausimus užduodė, o nieko nuostabaus, tai jisai nežino, nes mūsų šito nemokė. Nėra ko stebėtis tuomet, kaip sakau, nepykim man kolegų, kai jie nežino tokių dalykų. Šiandienai, truputį tokią kaip paslaptį išduosiu, karinė medicina, natūralios medicinos priemonių naudoja apie 80%, tik 20% naudoja chemiją. Kraštutinis atvejis. Kai pas mus šiandienai atvirkščiai, 80% eina chemija, 20% taip. Nu, ką dabar padarysi, čia jau yra galbūt tokia socialinė sistema ir čia mes taip greit nepakeisim. Dar prisimenu prieš buvusį sveikatos ministrą, kai jisai pasakėm, kad leis Lietuvoje įteisyti natūralią mediciną, kaip, pavyzdžiui, Rusijoje yra įteisyta. Nu, sako, pagalvokite patys, kas procesas įvyks. Kadangi yra sutartys padarytos su tiekėjais, su gamintojais, su realizatoriais, tai kaip dabar tu žmogau, tu čia šitą sistemą pabandyk suardyti, nes ten valdo milijonai. Taip, kad čia net viskas paprasta yra. Nu, sako, kaip sakoma, džiaukitės tuo, kad jūs dirbate savo darbą, dirbkite, nelyskite jokias politikas. Nu, ir mes įdirbame tada. Dirbam ir toliau. Kalbant apie ligų priežastis, šiandieną reikėtų paminėti ir tokį dalyką, kad ne vienos ligos, kaip vadinama vienas iš gamtos ir visatos dėsnių, priežasčių pasekmių dėsnių, neatsiranda be priežasties. Viskas turi priežastį. Kaip minėjau, jeigu onkologija atsiranda prieš 6, 7, 8 metus, širdies infarktas galima jau nustatyti žmogui, kai jis atsiras po 10-11 metų. Matot, mūsų organizmas, taip ir gyvūnijos pasaulyje, taip ir žmonių pasaulyje, turi tokią bendrą sistemą. Kiekviena liga
pradėdamas savo arba sutrikęs organas, visų pirma duoda pokyčius biolauke. Šiandien diena yra tokia vadinama jau dabar įteisėta Lietuvoje, įteisėta energetinė medicina. Duoda pokyčius biolauke. Šiandien diena jau galime fotoaparatų dėka, galime filmuoti, fotografuoti, mes dažnai tai darome, galime pasižiūrėti biolaukų pokyčius. Tokiu būdu galima nustatyti ir artėjančią ligą arba problemą. Nors žmogus visiškai nieko nebejaučia. Yra ir kiti požymiai, pagal kuriuos, aš kaip pastebėjau, buvom čia tarptautinė konferencijoje Sibiro šamanų, pasaulinė šamanų konferencija Baikalo ežere buvom. Labai įdomi konferencija buvo ir tikrai verta buvo ko pasimokyti. Ir tai net kai kurių dalykų mūsų mokslas dar nepaigė paaiškyti, kokiais metodais jie gydo. Yra kvantinės fizikos čia prerogatyva daugiau. Tačiau, kaip sakau, išdavikai, kai kurie pasako arba išduoda, kad tau žmogau artėja viena arba kita liga, nors žmogus pas nebejaučia. Ot kaip pavyzdį padarykim tokį, žmogus daro pritupimą ant brašką keliai. Kur priežastis? Niekas mes neatkreipiam į tai dėmesį. Aha, neskauda, reiškia daro sveikas. Kelio braškesys išduoda tai, kad pas jūs jau yra problemos. Kur? Su sąnarių tepimo sistema. Sąnarių tepimo sistema sąlygoja, kas pirmo eilė? Storasis žarnynas. Storio žarnyno funkcijos. Jau galiu drąsiai sakyti, kad tokiam žmogui dujos kaupėsi jūsų storajam žarnynui. O nuo dujų prasideda visa likusi grandininė reakcija, kada pradedi nuo žarnyno, tuomet perini į kepenį, kasą, tulžį ir visus likusius organus. Kaip kai yra tartum toksai dėsningumas ir savo praktikoje tartum padaręs tokią lentelę, kurioje galima būtų pasakyti, sutrikusi vieną organą, sutrikęs, aš galiu pasakyti, ką jis išprovokuoja, kokiuose kitose vietose išprovokuoja jam skausmą. Taip kad, pavyzdžiui, žmogus sėdė užsidėjęs koją ant kojos. Ką tai reiškia visų pirma? Jūs nenuėmkite, jau čia vis tiek dėsit. Dėl ko jūs dėsit? Už tai, kad pas žmogus turi savybę ieškoti komfortabilios padėties. Tai yra natūralus prigimtinis procesas. Reiškia, jeigu jūs koją ant kojos dedat, reiškia kas? Jeigu žmogus kelia koją, reiškia raumuo koja pilvas, pas jį yra sutrumpintas. Jis dėl kokių tai priežasčių sutrumpėjęs. Ir jis, kad netemptų jį, jis tą koją užsikelia. Bet dabar koks procesas toliau įvyksta. Mes uždėjom koją ant kojos. Jeigu mes išrengsime žmogų ir iš nugaros pusės pažiūrėsime, kaip jis sėdė ant kėdės, tai jau stuburo visa apatinė dalis yra perkreipta. Ir reiškia viduje esantys organai, tokie kaip inkstai. Reiškia vienas inkstas tampa suspaustas, prispaudyt, kitas liko ištemptas. Viena kiaušidė pas moterį suspausta, kita ištempta. O šlapimo puslytė atsidaro šitaip, perkreipta. Reiškia, iš to inksto ir neišeina visa, kas reikalinga išeiti turi, o kita dirba suspaustam režime. Iš kur vat atsiranda, sako, atėjo jau šlapimo puslė nelaiko. Amelė, a kodėl jinai nelaiko? Kur mes priežastys? Ne tabletės, ne vaistai, ne žolelės čia šito atveju padės. Pirmiausia, pasišalikim priežastį. Dėl ko šitai atsitiko? Paprasčiausiai mes nežinome tos vadinamos raiščių ir raumenų sistemos. Kai mokiausi pas profesorę Vasilievą, jinai labai gražiai man paaiškino. Mėlieji, masažistai, turėkite nors 17 raumenų pavadinimų ir jūs gali žmogui daryti stebuklus. Antras dalykas, jeigu jūs reguliuosite hormonų gamybą, kuri duoda 40% duoda jums energijos, jūs sureguliuosite, jūs darysite pas žmogų taip pat stebuklus. Ir kai dažnai sako, o tu ten stebuklą padarei. Jokio stebuklo čia nėra. Paprasčiausia informacijos toka, žinių neturėjimas daro stebuklus.
Šiandienai mes tikrai turime problemas, kurios žmonės nekontroliuoja net ir savo eisenos, laikysenos. Atrodo, paprastas dalykas. Nu, nebent aš norint galėčiau netgi parodyti kai kuriuos, kas norit pavyzdį. Kas čia pas mus labiau turi deformaciją stuburų. Norit? Ateikit, parodysiu aš jums. Ką tai reiškia žmogui laikysena? Visų pirma, žmogus simetrijoje turėdamas būti, jo turi būti ausys vienam aukštyje, pečiai vienam aukštyje, dubens ir ties klubai vienam aukštyje. Ir tai žiūrint iš priekio, žiūrint iš šonų, ausies penelis turi būti su petim, ranka turi būti čia, rankos pirštą, jeigu nuleisi, turi sutapti su kojos kulniuku. Tai vieta. Mato, pas mus ranka yra palenkta truputėlį. Nu, bet čia dar nedidelis dalykas. Bet dabar dar yra vienas dalykas. Kur yra? Krūtinis taškas, centrinis taškas. Išvesta vertikalį. Va čia turi būti pasveikas žmogų jo barzda. Jeigu bus barzda šito vietoje, pasi kaklo slanksteliai ir krūtininiai slanksteliai bus vienvietėje. Ir žmogus tokiu atveju ką turi? Stiprias rankas. Ir pasimažėjai pirštukai bus labai labai tvirti. Tačiau užtenka. Va dabar net galim ką pasižiūrėkim. Laikot galvą, jūsų atgalvat vienvietėje. Jo, priešinkitės, kiek turit sveikatos. Paspaudžiu. Nenuspaudžiu. A dabar jūs galva normaliai, kaip jūs pirma buvote. Va, truputėlį palenkę palaikyti. Dabar laikom. Vienu pirštu spaudžiu jūsų ranką. Kur jūsų jėga? Priešinais, kiek turi sveikatos. A, koks skirtumas man? Raumenų vienodai turi, taip? Ne tame reikalas, ne. Va, tai reiškia kas, va, spaudžiu šitą, neskaudau šitą, ajajai. Kai ranka skausminga, kur atskausmas visada? Juk dešinę koją. Ir jeigu žmogui ilgiau pasilenkusiam bus atsiras skausmas dešinėje kojoje arba juosmens srityje. Vat kas jis provokuoja. Jeigu aš dabar į šoną žiūrėčiau, šitą pasižiūrint dabar ranką laiko tvirtai, parašinkis, kiek turi sveikatos. Nėra. Bet užtenka žmogui ką? Palenkti galvą į šitą pusę. Ir pavyksta stebuklas. Laikot ranką, laikykite galvą. Priešinamės, nenuspaudžiu. Bet jeigu jis palenks į priešingą pusę galvelę, aš jau ranką valdau turbūt su vienu pirštu. Va. Priešinamės. Kaip papras dalykai. Vat, mėlieji, kurs jokių čia stebuklų nėra. Vat ką užtenka, dabar ką užtenka padaryti tokiu atveju. Aš per porą minučių galiu tokiam žmogui padėti. Visų pirma, pasis slankstelis, krūtininis ir kaklo. Ne vienu tiesiai, pasistumės per visą centimetrą. Reiškia, nervų ploštas eidamas užlaužtas. Ir už tai, kada galva palenkė į kitą pusę, jis dar labiau užlaužė, visiškai nieko nebeliko. Ta pusę, kada atpalaidavo, pasidaro normalu. Ir užtenka dabar ką žmogui padaryti. O mes to padarysim nedidelį eksperimentą, pamatysim, kaip pase dings visas skausmas. Rankas sulenkysiu už galvos, sunelgį prieš to. Tarp. Viskas į savo vietą. Ir dar širdies plotę pabandydavau. Ir kardiogramą nieko nerodys. Va, ir atsileido. O dabar pažiūrėkim. Šitos, va. Skausmingas, truputį pakentykit. Aš jums minutę laiko. Nepasakysiu, da čia neirdu. Nėra da čia stipriai uždėt. Iš kitos pusės. Ir automatiškai žmogus atmato, kaip barzda atsidūrė. Nieko net nereikia jam prievartauti savęs. Va, atstatė šitą slankstelį į vietą, pažiūrėkite jos ranką. Dešinioji ir kairioji, priešinamis. Kairioji, priešinamis. Vienodai, neskauda. Bet jūs netaip stipriai spaudžiat. Bet spaudžiu, jūs pati dabar tada imkite spauskit. Suspauskit, va šitą raumenį. Tas rankas suspauskit, palaikit ir šitą paspauskit. Vienodai dabar bus. Spaudę laikykit. Vienodai. Vat ir susivienodėjau. Ir baigėsi jūsų šitą problemą. Vat ką reiškia žmogui laikysena. Tokia atrodo smulkmena, ne?
mus ir atsimenat, kad seno mokyklose mokysi. Vaikai, sėdėkite tiesiai. Va, petukai, va. Dėl ko lietuvaičių šitie? Už tai, kad krūtinė formavosi. Va, jūsų pečiai turi. Šitokiu padėti. O kad šitaip išlaikyti, vaikščiokim namuose ranką čia, kitą čia. Va, matau, kaip pečiai iškart atsiduria. Va, šitą mes turėtume vaikščioti. Abidvi rankos vienodai. Taip, abi rankos. Į šoną mes nematome. Abidvi rankos vienodai. Taip? Taip. Daktar jau lygais turės tada, kada pas jį bus kas po dešinę šonkaulių bus skausmas tokį žmogų. Pas jį netvarkinga, reiškia, kepenys negali normaliai funkcionuoti pas jį. Paguldyti ant stalų ir parodyti galima būtų. Ir kaip pas mumi kepenys, didžioji dalis žmonių turi skausmingus kepenys. Ir užtenka žmogui turės skausmingus kepenys, kaip pas jį atsiranda kas. Skydliaukės problema. Va šitą ranką, jeigu žmogus laiko, suspauskit pirštus, tvirtai, tvirtai, priešingai. Nesimato. Nesimato, jūs neuždavome. Laiko. Buvo problemų. Iš jokių analizų nereikia daryti. Labai lengva patikrinti, aš jums kitą paskaitą parodysiu. Kaip pačiam pasitikrinti save. Ranką sulėkit, arba ranką šitai palaiko, tai pirštą jūsų turi grįžti. Negrįžo pirštas išžiūrė, žinokit, jau čia skydliaukė lauk problemų. Vienas rankos grįžt, kitos negrįžt. Reiškia, yra kas problema? Kakle. Kairis rankos grįžt geras. Kadangi valdantysis nervas, einantis per jūsų ranką į pirštuką, va prasideda tarp antro ir trečios krūtinio slankstelių. Va šičia yra problema. Nuo stuburo. Na, aš tik trumpai, truputį vieną iš epizodų parodžiau, kad liga niekada neteina per dieną, kad nuo jūsų eisenos, laikysenos priklausys ir jūsų jėga. Už tai, vat, kas kovų menų studijuoja, puikiai žinot, jeigu mato, kad pas jį galva daugiau palenkta į šitą pusę, reiškia, jis pas jį sutrumpintas raumuo kaklo į rankos, reiškia, priešinga ranka bus silpna. Ir tokiam reikia tuomet mušti iš kairės pusės, nes jis neturi jėgos kairė pusėje. Pasinaudojama šito dalyko. Nu kągi, padarysim pertraukėlę, valandą laiko. Kalbėjom. Visą smegenį suviršykit tą informaciją, galėsim dar truputėlį pratęsti. Kiek pertrauka? Kokią 15 minučių. Reikia neramybę, bet kaip tas Suvarovas sakydavo, sunku pratybose lengva mūšyje. Pažiūrėkit, pasimiršta šis raumuo. O šitas, ajajaj, a kodėl jis sutraukė? Jūs krantot vieną pusę. Taip, taip. Ir pasideformuotas antikaulis. Pažiūrėkit, ką mes jam padarysime. Va šitą lankstuką aš paprašysiu labai skaudyti. Aš jį paprašysiu įdėti. Kitą pusę. Jūs jau patų metų ir kūno korekcija. Rankas už galvos, tu nerim pirštų. Nu, pasižiūrėsiu. Čia muesi čia daro. Reiškia, žmogus dar gyventis, ne? Čia eilė susidarė, žinok, čia visi nori, kad pakeltume. Kairioje akis silpnesnė, taip? Taip. Bet čia nekis kalta. Va, stuburo ataugėlė ant antrų slankstelių yra.
Sutvarkyti va šitą akį, nereiks jų akinių, meskit juos lauk. Jūs labiau suluošinant akis. Čia pas žmogų viskas surašyta yra, tik tai va ta knyga su kandėlė. Dabar laikot ranką. Suspauskit, priešinami. Suspaudę laikot tvirtai. Jau geriau. Nu, dar šitas dar reikia. Tai aišku, per vieną kartą nepadarysi tokios stebuklus, priešinamis. O. Ir viskas. Ir žmogus po šitos procedūros jam atrodo, kai jį laužia atgal, kai jis eina, nors iš tikrųjų jis eina tiesiai. Mes įpratom, va jūsų pečiai turėtų būti. Va šitėbios reikia statinėti. Ir čia nereikia žiūrėti amžius. Ne amžius čia kaltas. Čia mūsų nežinojimas ir apsileidimas kartais. O. Gydytojas atvažiuoja pas mus į Vilkaviškį. Kvietimas iš anksto. Ir eilė jau didžiulė. Ir eilė dideliai bus. Jos namo nepalėsi. Antrą kartą atėjus paklausė, man mažu. Nu tai čia ilgas gydymas, čia pusė. Tai čia aš padariau vadinamą kontaktinį masažą. Šiandien dieną, aš kaip pas Džoną mokiausi, yra bekontaktinis masažas ir žmogus nesiliesi. Energetiniu būdu galima šitą patį padaryti. Analogiškai. Bet aš kadangi jau nedarau, nes žmonės ne visiems suvokiama. Šamanizmas, sakys čia. Va čia tai jūs matot konkrečiai. O ten, kada su ranka paėmęs paspausiu, atsileisiu. Nes pirščiukas neprilimpa, žinai. Atsiprašau, dar pasakyti to va šitą, kur sakė, tą ataugytė yra. O kaip ją reikia? A, čia jau osteopatų darbas. Čia jau eilinis masažistas per jūsų kaklų nelys. Nes draudžiama. Laiptelė. Kas masažistai yra? Užkiškim ar medikai. Uždėkit vat pirštą. Pasičiupinėkit. Yra laiptukas. Tai aš negaliu net masažistas. Taip. Bet matom, jauna moteris ir matom, kokios problemos yra. Irgi centrinis taškas nuo krūtinės išvedam vertikalę. Kur barzelė turėtų būti? Va, jūsų barzda turėtų būti. Jei skauda netgi. Ką pirmailį? Tarp 4-5 slankstelio pasisukį žmogui yra problema. Rankas už galvos, sunelkit pirštus. Čia galima žmogus kaip tas pakelti. Čia kelt nereikia jo. Nereikia čia jėgos. Va. Nu, dabar pasižiūrėm. Pas tą žmogų turėtų būti lozungs. Nepagydomų lygų nėra. Tik yra nepagydomi žmonės. Teisingai yra. Čia jau lozungs aiškus. Pasižiūrėjimą. Darbas su kompiuteriu, sėdimas. Čia gal paveldimumas negali? Paveldimumo kaip po tokio, nu faktiškai iki 16 metų. Tai Viena taisyklė vadovaujus, paveldėjus grožį iš tėvų, daugiau nieko. vieniem grožis nelaimė būna. Ypač moterims. Ypač iškeliai. Kad dievalis laimę užmiršo duodavė grožį, bet laimę užmiršo duodavė. O tai galima tą laiptelį kaip nors sumažinti? Galima, ne, šiaip yra. Kol nėra kalno ritimo. Raiko suspaudžiam. Priešinamis. Reakcija vieta. Laikom suspaudžiam. Ką daryti, kur surasti jūs? Čia reikia padirbėti daugiau. Priežastis reikia ieškoti. Ieškosim pirmą gydytoją. Tai dažnai klausia, kiek ilgai laikys? Taip, sakau, mėlyje, iki pirmo streso. Taip, stresas iš karto sutraukit ir Atšoko. viskas. Yra jogos sistemoje, kvėpavimo pratimai. Kada mes galime, arba meditacijos metodą, arba kvėpavimo dėka. Bet pirmą reikia ištaisyti. Nu, matot, dabar yra išleista tokia knygelė, dvasinis stuburo gydymas. Matėt, va, ten galima iš visą stuburą taip ištiesyti vien minčių dėka.
Bet aišku, tai čia jau netap greitai pasiekiamas. Reikia pirmą išmokti. Moteriška kažkokia tai neprisimenu dabar. Tatjana. Taja. Taja jo. Rusų, man atrodo. Jinai dirba su... Buvo seminaras, buvo susitikus. Jinai yra mokinė Piotro Okunovičiaus ir turėjusi pati kineziterapeutė. Taip sunku. Nu, mes bandėm tą metodiką gana efektyviai, bet žinot, čia jau tokiam pažengusiam, kaip sakau, turbūt. Aukštės į savo vietą. Tad tokias irgi laikysina. Matot, kur jinai nuėjo. Taip, laikysena labai menkas pečiukus. Nes netgi pečių sanariai pas ten ne vietos stovi. Tai ką žmogaus tu nori kalbėti apie sveikatą. Tada va žmogus gražaus, viską puikus. O kas viduj? O kas viduj? Nu, dabar pasik. Dabar taip galim pasitikti. Laikys rankas. Taip. Kaip malonu, kad jūs šitos knygos pavadinimą paminėjot. Čia yra 3, kurios mes mokinamės pašakas mokyti. Laikot ranką, galva laiko tokio padėtį. Priešinamis. O, dar sykį, priešinamis. Gerai. Reiškia, kur yra problemų? Problemų jinai turi. Tai. Ir dabar jūs nuo kėdės atsistoti negalite vertikalių stuburų. Taip? Atsakykite dėmesį. Pirmų užpakalį. Nu tai dar gal. Va, yra kėdė, aš dabar parodysiu vieną įdomų dalyką. Ateikit. Dabar vertikalių stuburų, pabandykite atsistoti. Vertikalių stuburų. Taip. Priekinėse reikia. Taip. Kojos netaip laikai gal. Va, jau taip sunkiai. Dar tik sėdam lėtai. Dar sykį tiesiai vertikalus stuburas. Neatsilenkiam į priekį, va taip. Neduoda. Kas neduoda? Kodėl neduoda? Už tai, kad jis stoja viena koja. Kadangi jis skauda va šitą dalį. A dabar atsisėskit dar tikės parbademonstruosiu dar vieną dalyką. Dabar iš vislėtų pakentėjai, kad tu patys spausiu. Ir palaikysiu. Kaip kiniečiai gydo skausmą? Skausmų didesnių negu buvo. Ir dabar aš laikysiu vienodą eigą tol, kol skausmas dings. Jisai dings. Taip. Parodysiu. Bet matot, jau įsisenėjęs procesas yra. Mažėja, bet labai lėtai. Taip. Taip, į galvą eina skausmas. Taip, į galvą eina skausmas. Tu ten užmurdi tuos taškus. Nu ką, jau 5-6 metukai problema yra. Nemažiau. Kur jūs buvote anksčiau? Tai kur tu Kaune. buvai anksčiau? Kur tu buvai? O paskui sako gydytojai, negalima pagydyti mūsų, kur jūs buvot, kurie neatvažiavo. Dabar spaudžiu. Daug maž vienodai. Gydytojai, kur tu buvai anksčiau. Nu, dabar bandom stotis. Visai ir veidenį, ir tu. Taip, ir veidas normalus. O, dabar jinai stojasi abiem kojom. Nes jei norit patikrinti, kaip, sėskit. Pakelkit koją. Ne, šitaip sulenkta. Laikot koją tokio padėtį. Aš spausiu žemyn priešinantis. Gerai, leidžiam. Šitą. Priešinamis. Abiem. Puikiausiai. A dabar paimkit su ranka, va čia suspauskit tą savo skaudamą dalį. Va šitaip, va. Taip. Laikykit suspaudę. Dabar šitą koją pakelkit. Spaudžiu. Priešinantis, kiek turit sveikatos. Atleisti. Kodėl skęstantį gelbint ir šunis mes mokydavom šitos vietos suimti. Ir viskas, neturit jūs jėgos. Tada ištrauksit. Jumi nenusitrauks niekad į dugną. Jeigu spėsi pagauti. Ir viskas nepasipilė. Tai jei vyras tave muša, tik reik nustvėrti už ką.
Sverkite. Gal ir mane patikrinti, turbūt dėl šito gydytojo. O ką daryti? Ačiū labai jums. Iš tiesų. Mes jų mokam, o jūs jau iš čia neišvažiuojam. Šiandien reikia per poilsį, jau visi skiriam. Žinotum, ką daryti. Gerai. Nu kaip stresas per tiek laiko. Jis išsijudino save vietą, bet ilgalaikius Nu tai juos mato, kaip kokia va susiformavus kuprytė formuosis žmogus. Ir sako, gyvenimo naštą ant savo pečių neša žmogus. Dabar kiekvieną kitą profesorių kvietimą. Tai kad mes Eik, apibučiuos visą apselės, tai man visai nepatiko. Sveikas, o rytoj bus kaip ir onkologija. Šiandien diena yra požymiai, kurias galime pasakyti, ko nerodė jokia kraujo analizė, nieks nerodė. Išskyrus, kas gali statyti. Nustatyti gali gyvūnai, nes žmogus turėjęs pradedantis onkologinius pokyčius organizme, skleidžia specifinį kvapą. Taip apmokami šunys, turbūt gerbiamos Taunytės, kas bendravo, turbūt žinau, turėjau šuniuką, kuris labai puikiai ateidavo žmogus į kabiną, iš karto, jeigu onkologija, iš karto au. Nieko nepameluosiu, 100%. Amerikoje taip pat šiandien dieną yra ruošiami specialistai, kurie apmoko šunis nustatyti onkologijos pradžiai. Kadangi šitie cheminiai analizė pradžiai nieko neberodo. Tai yra pirmoji vyksta energetiniam plane. Kas su virgulėm dirba, turbūt puikiai žinote. Irgi onkologiją galima gana nesunkiai nustatyti. Tačiau turėkime duomenį, kad žmonės, jeigu yra baimė ligai, tuomet niekada nesakykite tiem tiesiai akis, kad tau vėžys, tau jau viskas. Tokių dalykų negalima sakyti, nes, kaip prisimenu, dabar su Frolovu bendravom, gydytojas atsakingas už Rusijos sveikatą, sportininkų sveikatą. Jis pats eksperimentą darė 5 kartus onkologiją susisardino ir 5 kartus pasigydė. Jau tokios sakė, neeksperimentuosiu. Ir kuo jisai gydėsi? Kvėpavimo pratimais. Specialiais kvėpavimo pratimais, padarydamas deguonies badą ląstelėse. Endogeninis kvėpavimas, galbūt ir girdėjote, toks Hamasdrav prietaisas yra. Faktiškai tai yra viena iš nuostabių priemonių. Tačiau aš šitą prietaisą pakeičiau, kad be prietaiso galima tą patį atlikti. Ir rezultatai 1:1. O pademonstruoti gali? Galėsiu, parodysiu. Ten principas yra toksai jo. Sudaryti tam tikrą slėgį, įkvepiant ir iškvepiant, taip pat sudaryti slėgį. Tačiau iškvepiant mes turim ne deguonies iškvėpti kiekį, kurį mes šiandien įkvepiame ir iškvepiame, bet vien anglies dvideginį. Ir jį tiesiog sustumti su slėgiu į kraują. Kodėl taip įvyksta? Reiškia, mes ore turime apie 21% deguonies. Taip? Normaliai žmogus kvėpuodamas iškvepia 16%. Mes tik tai kiek, 5% įsisavinam, visą likusį iškvepiam lauk. Per savo skubėjimą. Kuo dažnesnis skubėjimas, tuo mūsų krūvis energijos sąnaudos didėja ir tuo mūsų organizmas mažiau gauna deguonies. Tačiau anglies dvideginio savybė yra ta, mielieji, kad jisai turi savybę plėsti iš jūsų visas kraujotakos sistemos kraujagyslės. Kuo daugiau gaunam deguonies, tai yra anglies dvideginio, to kraujagyslis plečiasi. Reiškia, visiems asmeninkams, kas mums šiandien siūloma deguonės, turi būti anglies dvideginis. Ir sužduosiu paprastą paslaptį, kurią naudoja kariškiai. Jeigu kam yra astma,
Paimkite maišelį nuo duonos, salafaninį, pripūskite oro ir maždaug 2 minutės pakvėpuokite tuo pačiu oru. Tuo pačiu. Įkvėpėt, iškvėpėt, įkvėpėt, iškvėpėt. Deguonis matys, kad kvėpuosit tol, kol nebeliks. Lis vien anglies dvideginis. Tačiau iškvėpdami pūsdami į maišelį, spauskime per suspaustas lūpas, kad sudarytų slėgį jūsų bronchuose plaučiuose. Ir didžioji dalis anglies dvideginių papuls į visą kraujotako sistemą. Į kraujagyslį savaime įsiplečia. Į jokių kraujo plečiančių vaistų, kraujospūdį mažinančių vaistų jums nebereikės. Vat matot, kaip mokslas pasiekė tokį dalyką ir jūs galit laisvai kiekvieną savim padirbėti, jūs patys pajusite. Skauda galva, pervargote, duokit anglies dvideginį. O taip, kodėl pastebėjo, kada kalnų gyventojai, kodėl jie ilgiau gyveno, kodėl jie neserga, nors deguonies ten apie 15–20% mažiau. Tai samas draftas, prietaisas, ten eina kas, įkvėpėme per orą, įkvėpėme ir iškvėpėm per vandenį, kad sudaryt slėgį. O per tą vandenį mes šiandieną sudarome slėgį. Tačiau šitą dalyką, sakau, jūs gali per suspaustas lūpas išleidžiu. Jeigu įkvėpimas turi užtrukti ne ilgiau 2 sekundės. O kaip dainininkas, kaip jūs dainuojate? Ir ilgai iškvėpėte. Tačiau jūs iškvėpėte irgi tam tikrą laiką sulaikydami. Už tai visi dūdoriai, dainininkai, niekad neserga bronchinį astmą. Jie niekad neturės problemų su padidintu kraujospūdžiu. Už tai, kad jie, tik tai dūdoriams rekomenduočiau, kurie jau tais vadinamo žemo dažnio dūdas pučia, pas jų visų suyra dantų emalį. Nuo vibracijos infragarsas. Nešantysis infragarsas, biofizikai žino, ką tai reiškia. Taip, kad ką jie daro visuomet, deda metalinius ant dantų kaušelius, kad ta vibracija pirmoje suardytų metalą, bet ne patį dantų emalę. Už tai va šitoje srityje, naudojant vadinamąją natūralią mediciną arba priežasčių tyrimų mechanizmą, visuomet neužtenka žinoti vien tik tai anatomiją, fiziologiją žmogaus. Čia reikia pasitelkti tokias mokslo šakas kaip biofizika, biochemija, parazitologija, seksologija, net ir kvantinė fizika, neskaitant biomechanikos ar taikomosios kinezologijos. Tai va šitiek mokslų sričių tenka prastudijuoti, kad jūs galėtumėte atsakyti į žmogui rūpimus klausimus. Į tokiu būdu jūs pasakysite, kur priežastis jūsų problemos. Kaip tas sakė, nepagydomų ligų nėra, yra nepagydomų žmonių. Vieniems dėl informacijos stokos, kitiems dėl apsileidimo. Dabar dar galima būtų truputį pakalbėti apie hormonų pusiausvyros sutrikimus, kad šiandien dienai tik tai dalos, nu ką, kas ten vaikus mokat? Vaikyti to nereikia, lietaus tai reikia. Tačiau įsikišimas į gamtos, prisimenat, kelintais čia metais, 80-ais atrodo, kai buvo Safonovas atvažiavęs į Druskininkus ir buvo dviratininkų varžybos, kas senesnio amžiaus turbūt sportininkai atsimena. Tai buvo išvaikytas debesys. Visa trasoje buvo, visur dėlėjo aplinkui, o trasoje buvo šviesa saulė. Tačiau po to 2 dienas gulėjo, leisgė visi ir vos kvėpavo. Reiškia, paskui padarė išvadą, kad į gamtos stichijas nereikia įsikišti. Mes pažinti gamtos harmoniją. Jeigu vienur debesis išvaikė, kitur gausis atitinkami pokyčiai. Stichijos vėtros ir panašiai. Nu, čia jau kita tema. Tai va, endogeninio kvėpavimo dėka mes turime išmokti. Pavyzdžiui, taip, 2 sekundės įkvėpiam, 10 sekundžių sulaikau, kad mano visas įsisavytų deguonį, ne tos 5%, bet visus 95%. Ir paskui vėl tiek pat sekundžių per 10 sekundžių iškvėpiau per suspaustas lūpas.
Jeigu jūs pasiekė 10 sekundžių, darykit 15 sekundžių, 20 sekundžių, minutę. Ir paskiau jūs perėsit į vadinamąjį vibracinį kvėpavimą. Ir šitaip užsiimti reikia nedaugiau į parą, kai 20 minučių. 20 minučių užtenka pilnai. Nepersistenkime. Pirmas rodiklis, pataisau praktikos galiu pasakyti, pirmas rodiklis, kuris rodo, kada užtenka kvėpuoti, tai yra atsiras žiovulys. Žiovulys rodo, kad jau jūsų smegenyse deguonies stoka. Jau smegenyse deguonies stoka, stop tada žmogau. Užtenka, endogeninio kvėpavimo daryti negalima. Taip, kad matom, viskas labai gražiai tobulai čia saurėdyta aplinkui. Ir žmogus taip tobulai saurėdyta, sakau, mes tik įsiklausykime į save, į gamtos dėsnius. Mokykimės iš gamtos, mokykimės iš mažų vaikų, kurie vadovaujasi dar pasąmonės informaciją iki 5-6 metų. O kaip tada padidinti tą kiekį deguonies smegenyse? Nustos kvėpuoti, kvėpuokit normaliai. Gerai, o ne tai į patalpą. Nebaigiam paskaitos, bet į patalpą. Baigiam išsivaikščioti jau. Šiltas lietus. Gerai. Stresas. Nedidelis stresas. O stresas ką daro? Išskiria adrenalino kiekį. Adrenalino savybė kokia? Ardyti kraujagyslių sienelės. Vat padariau. Adrenalinas blogai. Šiandien dienai, ypatingai, kurie lenda į šaltą vandenį iš pirties, ir daug metų mes su Kepeniu ginčiamės, diskutavom šitą temą, galiausiai pripažinau šiais metais, kad lydimas į akį tai yra egzotika, bet nesveikata. Kodėl? Už tai, kad tokiu momentu atrodo žmogui ir euforija, ir gerai, ir smagu viską. Tačiau jis neužmiršta, iš kur tai atsiranda. Tai yra jūsų antinkščių veiklos rezultatas skirtas adrenalinas. Adrenalino savybė yra kokia? Tik tai kraujagyslių sienelės tam tikrų streso metu praplėsti ir sutraukti. O visą likusį jo perteklius ardo jūsų kraujagyslių sienelės. Taip, kad adrenalino stresų, tokių kaip tokių, iš vis pas žmogų neturėtų būti. Vėl eina. Ramiai gyventi. Visam kėdėm į patalpą nebijokit, neįsiveskit. Nelyja, viskas gerai. Tokiuose nelyja jau. Nelyja. Jau nebent kam lyja. Pasimkit savo Nu gerai tada. Tak mes kokie patalpai. Vyriausybė nutarėte pirmus. Nu, čia gerai. O aš sakiau, Dievas atsiuntė mane į žemę, mano galvas niekur nesiskiria. Duokėsi Vilniaus chirurgas, manys pirmą pacientę. Vienas dalykas pasakysiu, tas akmenų pašalinimas neišspręs problemų. O jūs pašalinti priežastį, kodėl jie formuojasi. Sakė, mano organizmas rūgštis, myli ir akmenį. Tai gerai, kad mylite, tai dabar paskaitysiu, aš jums paskaitau, paaiškinsiu, kur yra priežastis, kai jūs patys jūs galite įsitirpdyti. Kaip daryti? Gydytojas, aš jūs išvežčiau Jeigu tas akmuo, aišku, toks stebuklo nepadarysi, jūs patys nepadarysit. Tačiau jeigu dar tokių daug mažiukų... Mažutė čia tavo? Dabar jis iš mažiukų. Nesakė, man dabar nei tokių pavojaus, aš negalėdavau nieko veikti. Limfodrenažas. Mes tik tai ką padarėm, va čia irgi tokią padarėm reklamą arba biznį, verslą, su limfodrenažu. Padarėm kelnes, vadinamas, žmogui įmenam į tas kelnes ir oro spaudimus, iš tikrųjų, ten geras dalykas yra. Bet jis atvarė jum iki šitai vietą ir stop. Tai va sako, lygiai tas pats kaip dalinis masažas, kai rytiečiai puikiai įsireiškia. Tai tas pats kaip šiukšlės, iš vieno kambario kampo sušluoti į kitą. Tai va čia tą patį padaro. Šičia sustumi, o limfa tai teka va, pro jūsų pažastinę dalį, pro raktikaulio veną ir eina į širdį. Va čia reiktų ją sustumti. Tai niekas kitų nebedaro. Va dabar ruošiu, kada grupės masažistų parodau jam puikiausia, kaip galima šiandien dieną žmogų paruošti. Kai jis puikiausia. Kas yra limfa?
Tai yra, grubiai tariant, kūno kanalizacija. Ir limfos susirėmė, kas yra muilas, kalio natrių šarmai. Jokia onkologinė ląstelėje šitą muilo šarmę neišgyvendant nei valandos. Kodėl mes šiandienai turim va tokias problemas su limfa ir su onkologiniais susirgimais? Kad limfos niekas. Kad tas sakė, mirkstam savo sultyse. Savo kanalizacijų, va taip ir sakys. Taip, kad dantukus, kaip jie valo? Turbūt puikiai žinome, mūsų senolė teisingai irgi darydavo. Siūlas, druskos, smulkios, gabalėlis pasarino, suvilgiai, druską ir prieš tai ką? Pavalgym. Dantis su siūlu išverim, su druska išperim. Viskas. Daugiau nieko nereikėdavo. Darydam su pasūdytų vandeniu, bet ir pats pasidarau pasūdytą vandenį ir ką darom su juo? Tada ir praskalauju po valgių. Ir jokių tarpinių valgių. Tam yra pusryčiai, pietus, vakarienė. Čia. Suaugusiam žmogui nereikia nei pavakarių, nei naktypiečių, nei nieko. Mes tiesiog labai gražiai norvegai, skandinavai sako, jūs maitinate burnos ertmės bakterijas, suvalgėt sausainuką, pyragaitį. Kas tai yra? Vat jūsų puikiausios sąlygos gyventi tiem mikroorganizmams, kurie dar ardo dantų emalę. Dar antras dalykas, kas dantų emalę vardo? Visa kas gazuotas vanduo. Visi mineraliniai gazuoti vandenys. Tai yra baisinis priešas mūsų sveikatai. Pas kai ateina žmonės, kai testuoja į sąnarius, nes angliarūgštės savybės, kokios 4 pagrindinės. Dėl ko deda angliarūgštę į alų, į mineralinį? Kad užmuštų jūsų visas bakterijas, tuo pačiu ir jūsų sarasios žarnyno bakterijas, ir jūsų bronchus esančius azoto gamybos bakterijas. Vat kur mes padarome šiandien savo žalą baisinę. Vienas dalykas, angliarūgštės savybė ardydantų emalę, vienas. Išderinimo rūgščių šarmų pusiausvyrą, 2. Trečias dalykas, angliarūgštės savybė išplauti sąnarių tepamai skystį. Dėl ko šiandien braška pas mus viskas? Išplauni sąnarių tepamai skystį. 4 yra angliavandenis, kuris jūsų organizme virsta riebalais. Vat ir turim šiandien tokiais pilviukais, tokiom figūrėlėm. Na, mūsų tarpe nematau tarp žmonių, kurie truputį save matau prisižiūrit, mylit ir tačiau turėkime duomenį, kad tai visų pirma autoritetas savo vaikams iš psichologinės pusės jūs niekada nebūtų. Taip, kad saky, kad su vaikelį negertume mokyti kartu angliarūgštės nevartok, tas efekto neduos. Draudimai niekada nedavė neduos. O čia jeigu pasakysiu, aš pasakysiu kitas. Taip, efektas bus. Iš psichologinės pusės. Nu, matau, čia psichologija kažkas darėme truputį dėstys ir... Bublytė bus. Jo, bublytė bus, tai labai gražiai paaiškiai šitą dalyką. Bet psichologijos mylėjai, šiandien aš sakau, perėjau pedagogą, tai psichologiją. Tai yra patys baisiausi ginklai prieš jūsų ligas. Psichologiškai galima žmogų taip nuteikti, kad jam dings ir skausmas, jam į tą ligą nedings. Kaip sakau, žmonės serga, miega ir valgo iš neturėjimo ką veikti. Jeigu jūs turit mylimą darbą, jūs užmiršit valgyti. Jūs ir miegą užmiršit. Ir lygos pasitrauks, sakysit, va, šiandien reikia tą padaryti, kokį čia galvos skausmas, tad man turiu eiti pirmin. Savigainos mechanizmas pas mus tada suveikia. Savireguliacijos mechanizmas. Nes minčių dėka jūs puikiai žinote, per psichologai, kaip mintimis aš galiu valdyti pulsą, galiu valdyti širdies ritmą, galiu tam tikrų fermentų įsiškirimą valdyti, jeigu aš žinau anatomiją. Aš galiu, pavyzdžiui, dilgėlių paimti, nupinti vainiką, jeigu įsivaizduosiu, kad ten yra actas jūs spygliukuose, o ne skruzdžių rūgštis. Aš galiu keisti jų struktūrą. Tai yra tokia žmogaus savybė. Ir kada vaikam parodo, kaip jie gali vainiką pinti dilgėlių su plikom rankom ir užsidėti ant galvos, jam nieks nedilgina. Už tai, kai jis nebijo, pas jį nėra baimės.
Nu, čia psichologė paaiškinsiu vis toliau. O tai dantų pasta, danturotas cementas. Iš ko dabar gaminama dantų pasta? Kodėl kosmonautai jos kariškiai nenaudoja? Tai turbūt puikiai žinome. Dantų pasta gali stovėti 100 metų, tai nekigenda. Įsivaizduojat, koks tai yra cheminis elementas, kaip vadinamas titano dioksinas. Žiūrėkit, atsivertę internetą, žinosit, kas prižiūrės. Visų pirma, burnos ertmė. Tai yra viena iš vietų, kur yra labai didelis kraujagyslių tinklas. Ir va šitas tinklas įtakuojamas va šitų vadinamų antibiotikų esančių jūsų pastoje. Papuola tiesiai į kraują. Kodėl pas mus šiandien storajam žarnyne nėra tų vadinamų laktobakterijų? Mes jas išnuodėjom su dantų pasta, kur niekas garsiai nekalba. Čia didelė reklama. Nu, kai įrašysit viską, tai neduokit, kam nors valdžią pagalauti. Tai mane, man reiks bėgti iš Lietuvos tada. Mes iš Maskvos. Kaip kad dantų pastos, kariškiai dar ką naudoja. Labai efektyvi priemonė, kad išlaikyti dantukus sveikus ir naudoja dantų pastą, pasigaminame patys. Tai yra geriamoji soda. Paėmė pusę šaukštelio geriamosios sodos ir 5-6% vandenilio peroksidų iš vaistinės. 5-6 lašus. Sumaišykime, pasidarys tokia košelė. Ir pasiėmė švelnų šepetėlį per visas dantenas. Taip, visur pereikim. Nedažniau 2 kartus į savaitę. Nedažniau. Jūs kaip išmaišysit, toks bus jausmas, tartum smėlio pilna burna. Bet tai labai greitai išnyks. Jūs tik tai ką įspjaukite, kas per daug susikaupė ir neskalaukite jokių vandenių nieko. Tegu te lieka. Visų pirma, kas gaunasi? Natrio bikarbonatas. Vyksta vadinamosios šaltosios sintezės mechanizmas, kuris mikroelementus kalcio gamina iš jūsų geriamosios sodos. Ir tuomet visi atominis kalcis uždengia, arba tiesiog užbliombuoja visų mini-terminį įkrūkimus dantų emalėje. Ir nieko nebeliks, niekad gyvenime nereiks dantų bliombuoti. Aš dabar dar klausiau per radiją, vienas laida buvo ir dar šitą mišinį įdeda baltų molį. Tai baltasis molis, nežinau, kur jau čia gauti, bet kažkur tai galima turbūt gauti. Yra pirk vaistinėse maišy balto molio. Ten yra pagrindinis komponentas silicis. O silicis tai yra statybinė medžiaga jūsų visų ląstelių srityje. Taip, kad su tuo siliciu užlipdote visus įtraukimus, visus mikroorganizmams, nebelieka vietos, kur įsigriauti jūsų. Antras dalykas, dantys turi būti pas žmogų judinami iki 0,2 mm. Danties atžvilgiu jis turi judėti. Jis negali būti įkaltas tiesiai. Jeigu jisai jau sulipdytas į krūvą, mikroorganizmams sudarant palankiausias sąlygas daugintis. Už tai jūsų kraujotakos sistema dantenuose taip surėtyta, kad žmogus kramtydamas, kurie sako, neduokit šuniui arba voveriai riešutu, į dantys išbyrės. Už tai, kad mikroorganizmai tarp dantų tuomet savo veiklą padarys. O kada mes judiname vieną kitų atžvilgių, reiškia kraujotaka cirkuliuoja, jūsų organizmas gynybiniais procesai vyksta. Ir mikroorganizmai tuomet sunaikinami. Taip, kad kramtykime morkas, kramtykime visą, kas daugiau krantame. Mes šiandieną per daug naudojame termiškai apdoroto maisto. Kuo daugiau reikia kalio. Nu, tie žaliaėdžiai, kaip sako, dabar irgi turėtų turėti saiką. Nes, matot, gerai žalias produktas tai yra kas? Vitaminas K, kurio gaminasi kalcis, gardelis.
Be vitamino K jūs galite kalcio maišiukus valgyti, jūs niekada kaulų vitaminų neturėsite. Žolių reikia, žalio vitaminų žolių reikia valgyti. Tačiau neužmirškite tai, kad prie žolių turim gauti rūgščių, raugintų produktų. Ko mūsų senoliai ypatingai daug naudojo raugintų? Kodėl jie naudojo? Niekada akmenligės patys tai neturėjo. Kopūstai, agurkai, burokėliai, svogūnai, česnakai ir vis grybai, visa likusi, kas buvo rauginama. Kodėl rūgštis? Šita rūgštis, jinai ne. Limonas jau yra šarmas. Šėlasnė srida. Rauginta tai yra kas? Raugimo bakterijos. Suartas. Ir raugintų produktų reikia. Todėl niekad nesvikaus pas jūs nei tulžyje akmenys, nei inkstuose. Va šita rūgštis, jos kalcio fosfato derinis suardys. Visa, kas ardo kalcio fosfato derinis, pradedant nuo ašarų taip pat ardo. Dėkite mingintuvėlį 5-6 lašus ašarų, įdėkite akmenuką, ištirps, per parą laiko jau nebeliks. Juodasis ridikas, petražolių sultys, visą galit pasitikrinti. Nu, kaip su juoda ridika turbūt žinot, kaip paruošti, ne? Su medum. Nupjaunat, šaukštelį iškabinat, pridedat medaus, uždarot ir palikit ant palangės, jeigu savaitę laiko ištirpsta viskas. O tuomet po šaukštelį ir viskas. Į tą tirpalą. Su juodu ridiko labai efektyvu yra petražolių sultys, šaknų petražolių. Petruška dar kornį. Sok. Krienų sultys. Ypatingai efektyvus krienų sultys. A jos salvės yra. Krienas labai gerai kaip antibiotikas. Tuos 5 elementus aš jums paminiu, bet turbūt priminsiu dar sykį. Kokius 5 prieskoninius turi turėti šeimininkė ant kiekvieno savo stalo. Ar žinot, ar ne? Gerai, truputį nukreipsiu ir pasakysiu tos 5. Pirmas krienai. Krienų savybė. Pats didžiausias vitamino C kiekis. Iš Lietuvoje esančių augalų. Kolikoje, da. Da. Toliau, druska, natrio chloridas, kad pagamintų mamikatskrandžio sultims druskos rūgšties. Jūros dar geriau. Yra dabar jau maistinės druskos, juose prekybos centruose jau dabar jau problema. Toliau, kas dar sieros rūgštis, kas gamina, koks augalas Lietuvoje auga daug sieros turi. Garstyčia teisingai jau žinom. Garstyčios. Garstyčius namie, kaip košę pasidaryti. Toliau. Yra garstyčių sėklas. Na, tai maistinė dėsi sėklas, dėsi gėlė. Vakuot nereikia nieko. Nieko, viskas turi būti Kaip? rauginama. Rauginama. Viskas turi būti rauginama. Toliau pipirai. Reaktyvinis, kuras daromas iš pipirų. Ir raketas deda. Bet kokie pipirai. Pasirinkit pagal savo organizmo poreikį. Kodėl pipirai? Pipirus daug valgantys žmonės niekad nesirs sukralygė. Kasos nuostabi priemonė, kasai stipryti. Visą, kas kartu rūgštų aitro. Любой. Да. Выбирайте на вкус. И черный, да. Везде перец. Да. Nu tai kiek jau mes suskaičiavom? Kas 5?
Ne? Česnakas kaip antibiotikas, vienas iš stipriausių. Ir be česnako, mėlyje, turėkime domeny, galima suvartoti į parą vieną skiltelę, nedaugiau. Už tai, kad jis negali nueiti į jūsų storą į žarnyną, nes jis ten jūsų visas gerasias bakterijas sunaikins. Taip, kad nepiknaudžiaukim česnaku. Geras dalykas, tačiau da. O kaip svogūnas? Jo, tai svogūnas yra. Svogūnas visų pirma, jeigu daug svogūnų lupa, tai ypatingai rekomenduočiau, kam yra sinusitai. Nuostabi gydymo priemonė svogūnas. Svogūnas ir krienas. Duokit tarkuot krieną žmogui, kuriam yra labai efektyviai veikia. Bakterijom čia nelieka vietos. Antras dalykas, jeigu jau yra sinusitai, tai tokią problemą sprendžiam kaip afrikiečiai. Kodėl mėgsta vaikai šokti prie laužo, apie ugnį, kur yra infraraudonasis spinduliavimas. Infraraudoniniai spinduliai taip pat jūsų sinusituose, ančiuose tuose vadinamas sunaikina ugnį. Yra gaktronai tokius pagaminti prietaisai. Nu, kariškiai naudoja džiunas. Kaip? Pirtenis tos. Matot, ne visi žmonės gali juo naudoti. Visų pirma, atsižvelgti tą, jeigu yra širdies stimuliatorius, negalima. Ir žmonėms su psichinė negalia gali veikti. Ten labai gerai, dėl infraraudonųjų spindulių dabar yra naujos technologijos, jau net ir brangus, kur tai buvo savo ventiliatorius. Yra dabar senelėse, yra plokštės tokios įdeda, ir daug pigesni, ir efektus elektros daug mažiau suvartoja. Jūs pagrindinė savybė infraraudonųjų spindulių riebalus paversti vandeniu ir energiją. Ir tai važiuoja žmogus išprakaituoja, jie kažmatas ir tai jis manęs trauktis. Tik tai skysčių. Būtinai nuo 2-3 stiklinės skysčių išgerti po to. Geriausiai čiubrelių arbatų su medu. Atstatyti reikia visas skysčių visams yra. Apie bioptroną, ką pasakyti, kam gali daryti? Bioptroną galima naudoti prie sinusitų problemų. Ausies uždegimas. Penktas, kas? Penktą prieskonį. Nu dabar kas penktas? O kaip iš sodą žiūri? Gerų dalykų soda yra. Visų pirma, sodo tai yra vienas iš tų, kuris, atrodo, nekaltas priemonė, bet šiandien soda suardo onkologinės ląsteles, neduodam daugytis, štapimas. 100%. Taip, mėlėjai. Ilgai buvo slepiama, girdėjau, tą italą pasodino į kalimą, kai jis paskleidė visą šitą paslaptį. 8% sodos tirpalas leidžiamas. Taip, gali būti leidžiamas į veną, į onkologijos pažeistą vietą, bet sodos galime ir gerti. Ištirpintas vandenyje, arbatinį šaukštelį. Taip, 7 dienas maždaug profilaktiškai gali pravalyti žmonėms, kurie yra onkologiškai problema turi. Tai yra kalcio bikarbonatas. Jeigu mielės dedame į duodą mielės, kurios mielės 3 kartus pagreitina onkologinių ląstelių dauginamasi, tai soda 3 kartus sumažina. Да? Да? Можно? Да, не надо. Вот часа после еды. На щепотки, на пакетик. Возвращать можно. Да. В общем, должно быть 5-6 грамм соли. 5-6 грамм. Kodėl 5-6 gramai? Už tai, kad 2,5 gramų mes paprastai gaunam su maistu. 2,5 gramų reikia išgerti ryte su stiklinė vandens. Toks tu kartu galime. Ir paskui tuos 2,5 gramų ar 1,5 gramų per dieną. Nu, kai silkutę valgo, tą dieną gal nereikia. Viena yra tokia bendra taisyklė, mylėjai. Mums dažnai čia sakoma, reikia žmogui 2 litrų vandens. Gerti.
Vat aš jums dabar paaiškysiu tiksliai, kur čia yra tiesa. 3% nuo žmogaus svorio mes turime, gal aš kada analizavau to 100-mečius, kiek jie sunaudojo skysčių. Jie sunaudojo 3%, tikrai naudojo 3%, įskaitant sriubą, arbatą, sultis, vandenį, įskyrus, kaip sako, kavą, alų, mineralinį. Alus į tai stiklinį gyvų alaus, žmogus į parą reikia. Išgerti yra tokios būtinybės. Net su alkoholiu nusprendė. Gyva. Nu, živoju, nedėdot kurie magazino, где продается. Vengliarūksis, kur yra, kuris natūraliai išraugintas yra. Va šitokio. Varnynų, jeigu jisai iš tikrųjų grynas alus, daromas kaip šaltinio vanduo, vienas dalykas. Antras dalykas apyniai, 100%, kurie auga ir pas mus. Ir trečias miežiai, specialiai auginami miežiai. Mėlis jau nereikia. Gyvą alų mėlis nedamos. Jis turi rūkti į salyklų. Šitokio tai reikėtų. Tai vat jie panaudojo va šitą visą sistemą. Kad tuos 3% sunaudojo skysčių. Šiandien dienai galima taip pasakyti. 3% vandens gerima tada, kada žmogus serga. Pakilo temperatūra. Visam gyvūnijos pasaulyje yra natūralus procesas, tai reiškia pakilo, yra per daug šlakų, kurių organizmas nepajėgus pašalinti. Reiškia jam stoka skysčių. Reiškia, jis tuomet turi nevalgyti, nesriubą, ne arbatą, ne ką nors. Galim nebent truputį šaukštelį medaus įsidėti pagelį. Kad energijų darbuoti. Citrinus, vitamino C. Arba kremų. Bet mes turim gauti tuomet gryno vandens. Jeigu jūsų organizmas normaliai vandens neprašo, niekada jo neprievartaukite. Žinot, ką padarykite? Laikinai padidinkite druskos kiekį. Suvalgykite silkutės, o silkutę tai imkite ne iš konservų, kur ten EBB, bet nusipirkit tos, vis tiek yra iš kibirų, statinių, ir pasidarykit patys su obuolių actu, su svogūnėliu, pipiriuku. Va šitokius jūs pasidarote. Tada žuvytė prašo plaukti. Tada jau. Va tai taip, kad niekad neprivartaukit, sako, oi, šlykštusas vanduo, privartauju, geriu ten tuos 2 litrus ar panašiai. Jokių 2 litrų. Sveikam žmogui mes turim valgyti sriubas. Ko mes šiandien dieną, ypač jaunimo tarpį, matome. Kad mokyklos neuždraudė sriubas. Taip. O su mėsa ar be mėsa, iš kaulinės sriubas ar... Dabar mes, čia jūsų pasirinkimas. Dabar šiandien žmonės yra susidarę tartum savas kategorijas. Vieni žolėėdžiai, kita mėsėėdžiai, treti vegetarai, ketvirti dar kažkokie pasidarė. Matot, jeigu dabar patyrinėjus, kaip moksliniai tyrimai parodo, iškyla klausimas, kas yra žmogus? Mėsaėdis ar žolėėdis? Pagal kokios kategorijas, pagal kokius kriterijus skaičiuojama. Visų pirma, pastebėtų gyvūnijos pasaulyje. Visų mėsaėdžių žarnynas yra trumpas. Kad nevyktų povimas, greičiau išmes lauk. Mėsaėdžių skrandžio sulčių koncentracija yra didelė. Didesnė negu žolėėdžių. Mėsaėdžių. Da. Žaludas tiesiog. Koncentracija yra didesnė. Nepakeičiamų amino rūgščių, kurių reikia organizmui. Be mėsos negalima, niekur iš kitur negauname. Faktiškai. Nu, bananus gauname, kurios nuskinus po 4 valandų. O paskui tik balastas. Reiškia,
Pas žmogus žarnynas koks yra ilgas. Reiškia, mėsos jam galima valgyti, kad gautų aminorūgščių labai mažai. Tačiau į mėsos kategoriją neįeina lašinukai. Taip, mėlėjai, kadangi riebalai jūsų organizme virsta energija ir vandeniu. Taip. Kodėl mūsų senoliai, vat matot, biochemiją kaip reikia žinoti, kodėl mūsų senoliai vyrai onkologiją patiškai niekad nesirgo. Jie gėrė degtinę, alkoholį ir užkando lašinukais. Alkoholis reaguodamas su riebalais, ką jis skiria? Vandenilio peroksidą. Joks parazitas negali pasigyventi. Aišku, jisai dalį smegenų ląstelių suardo. Tačiau paaiškinimas, dėl ko šitaip įvyksta. Taip, kad matome, lašinukai neįeina į tą kategoriją. Antras dalykas. Pagal ląstelių struktūrą žmogus priklauso mėsaėdžių kategorijai. Pagal ląstelių struktūrą. Reiškia, jis tartum universalus padaras, kuris turi ir skrandį, ir 12 pirštę. Kur vienas ardo baltymus, kitas ardo riebalus. Reiškia, mes ir tą turime tą. Aišku, skrandžio mumituris yra 10 didesnis negu 12 pirštis. Ir sulčių 12 pirštyje įskiriama šarmų 10 kartų mažiau negu rūgščių. Reiškia, mes turėtume valgyti daug baltymų pagal savo skrandžio struktūrą. Bet dabar neužmiršime vieną dalyką. Žmogui mokslininkai nustatė, kad žmogui virš 50 metų jo skrandžio įsiskyrimo sulčių koncentracija sumažė 50%. Reiškia, žmogui virš 50 mėsos kaip po tokios reiktų valgyti per pusę mažiau. O lašinukai neįeina į tą kategoriją. Aišku, jie geriau, kad būtų sūdyti, bet ne rūkyti. Bet kai vieną iš konservantų priemonių, konservavimo priemonių lietuviai įpratę sūdyti, sibiriečiai, tai yra rūkyti, sibiriečiai sūdo. Nežinau, dėl ko mes čia druskos daug turime, pigiau kainuoja atvežti, negu jiem turbūt. Tai jie juos. Ar kaip čia paaiškyti? Ir dabar pažiūrėkite, kokios mugės ar kas atveža pardavinėti lašinukus ir jie skauda. Žmonės patys jaučia, ko jų organizmui trūksta. Va taip, mėlėjai, šiandien yra technologijos mūsų verslininkai čia sumažinti tokį puikų dalyką, kad rūkyti nereikia. Surado chemikalų, tirpalų, kuriuos įmerkė ir iškart kaip rūkyta. Tiek dešros, tiek viskas. Spalva gražiai viskas. Cholesterolis, dabar pats klausimas dėl cholesterolio. Mėlėjai, čia va šiandien klausimas, kuris tikrai aktualus ir mumi gąsdina su to cholesteroliu. Visų pirma, nebijokim to cholesterolio. Jeigu jis toks blogas, tai dabar suskirsim dvi cholesterolio rūšis. Gerasis ir blogasis. Kuo jie dabar skiriasi? Kokia pagrindinė cholesterolio paskirtis? Pagrindinė paskirtis – užlopyti jūsų sutrūkinėjusias kraujagyslių sienelės. Cholesterolio savybė. Jis cirkuliuoja per visą kraujotakos sistemą ir kur jūs nutrūksta, jisai užlipdo. Jūs sukiuojate, pavyzdžiui, galvą kaip brašką. Sako, druskos brašką. Mėlėjai, jokios ten nedruskos. Tai ir trūkinėja jūsų kapiliarai. Ir cholesterolis to pat jis eina, tas smulkusis, užlipdo jūsų sutrūkinėjusius kapiliarus. Stambusis mes vadinam bloguoju. Jo funkcija užlopyti jūsų stambiasias kraujagyslės. Tai yra venas, arterijas, limfos kanalų, visos, bet jų tokia funkcija. Tačiau jeigu žmogus mažai juda, o cholesterolis jis gaminamas ir gaminamas,
jis neturi kur dėtis jau. Matot, motina gamta pasirūpino, kur jį padėti. Veikiamas saulės šviesos, jis virsta vitaminu D, kuris reguliuoja kaulų tankį. Vat matot, kaip gražiai motina gamta viską parūpino mums. Ir jokių vaistų, mėlyjei, nereikia. Judėjimo daugiau, o, tansiai, desi. O, ir cholesterolį dėtų. Visa problema. Aš čia prieš 2 metus mes padarėm eksperimentą Palangoj, nuvažiavom moteriškai pas mus stovykloj. Cholesterolį didelis vaistus geria. O kam tų vaistų palaksako? Skėtį. Ir po 4 valandas pajūrių. Pirmin atgal. Į 3 dieną žiūrim, kad šiek yra cholesterolį. Vat jau ir visas cholesterolį. Tai klausimas iš karto, kodėl daktarai nesako? Skėtį. Vienas dalykas, kažkaip nekalbėkim, nes jo šito galbūt nemokam. Ne visi turi galimybės šiandieną, gerbiami kolegos, papildomai mokytis visą vadinamos natūralios arba senųjų medicinos. Nu, šiandien tiek apkrovė, ypatingai provincijose, tiek medikai apkrauti popierizmu. Pasidarė kompiuteriai, tai dar daugiau apkrovė. Taip turim tokias rezultatus. O kaip yra šito akiniais, tik ten yra šito estrogenai, ta prasme, moteriškų hormonai? Taip. Va čia būtų atskira tema, aš nežinau, jeigu dar čia viena paskaitėlė bus, tai šitą paskaitą apie hormonų apykaitą ir papasakosiu, koks vyksta estrogenų ir testosterono poveikis į mūsų organizmą. 5 prieskonis. 5 prieskonis. Nu, dabar jums liksite per pietus pagalvoti, koks yra pats reikalingiausias dalykas, kuris turi būti virtuvėje pas jūs ant stalo. Ne, va tokas be kojų. Lauro Lapė.